ar vyrui reikia tik sekso? Permėgiu, į metrikaciją. Supratau, kiek sunku bachūrų būti. Ir čatinu su žmogum, kuris fainas ir sakys, davai sutinkam ir aš būsiu tokia, ups. Džiunglės kažkokios, kur viskas puola. O kaip jum Tinderis ir Bumble? Visi esat verti daugiau. Eiti su tikslu, kad tau pasakys ne. Kaip pasiklausai, tai kaip jūs gyvenat? Tai priparkuojam? Priparkuojam. Priparkuojam. Kaip taip skamba. Sveiki. Mūsų epizodas šis yra šiek tiek kitoks. Mes plečiam savo podcast'o ribas ir bandom naujus dalykus. Šiais metais bandau ir aš naujus dalykus. Bandau eiti dažniau į deitus. Turiu biškį, nežinau, baimę, nebaimę, išeiti iš komforto zonos. Tai šiais metais galvoju, įveiksiu šitą baimę ir varau. Tai nusprendžiau nueiti į tokį eventą, Social Experiment. Ne? Tai vadinasi. Yeah. Singles night? Singles night. Ir vienai man truputėlį baisu eiti iš savo komforto zonos, tai pasikviečiau draugę Godą. Ėjom ten dviesi ir sutikom 2 vaikinus. Prisistatykit. Čia yra Lukas ir Ignas. Vyno berniukai. Pirmą kartą mūsų ekranuose yra vyno berniukai. Nežinau. Alaus berniukai. Tai šiaip jau norėtumėm dar pašnekėti, kad tradicijos nepamesti, kad geriame vyną. Freišnetą taip pat. Esame gerusios, taip, nealkoholinė. Esame gerusios putojantį freišnetą, o šį kartą paprastas baltas. Ir visai kartus. Šiaip, negeriu nealkoholinę vyną, jau čia pirmą kartą ragauju. Labai fainas. Jeigu vairuoji, rūgštelė gera. Tai grįžtam prie, kodėl mes čia. Wow, labai didelis klausimas. Kodėl mes čia, ar čia susirinkę, ar šioje žemėje, ar šiaip kodėl. Tai kaip mes jūs pasikvietėm? Man rodos, čia Goda buvo labai iniciatorė. Jeigu Austėja yra minėjusi... Mes prisiprašėm. Maldavau. Atėjo tokia, jūs vyro mergaitės, mes norim su jumis, norim pas jūs. Šiaip tai yra momentas, kad man atrodo, mes kažkaip paminėjom ir kažkuri iš merginų sakė, kad yra girdėjęs apie vyno mergaitės. Tai aš buvau girdėjęs. Tai girdėjęs mes pažįstame iš anksčiau. Tai va, nes ateini vieną kartą nueini į Social Experiment, į speed datingą ir ką ten pamatai grupioką. Tai apie renginį, kas per renginys? Tai speed dating, kas išsiverčia į greitus pasimatymus. Tai Lietuvoje, man atrodo, nėra labai gal dažnas dalykas ir aš nežinau, ar kažkas be Social Experiment organizuoja. Yra, man atrodo, bet netoks išreklamuotas, netoks paplitęs ir toks labiau... Nes šitas išplitęs Instagrame, labiausiai, bent jau aš jį kokius metus laiko seku Instagrame, tai dėl to jaunimui lengviau gal pasiekiama ir pastebama. Tai va, ir idėja yra, kad susirenka panašus skaičius, idealiu atveju vaikinų ir merginų, ir jūs suporuoja, duoda klausimėlį, duoda kelias minutės tam klausimą aptarti, suskambėjęs varpui, keičiatės, arba vaikinai pereina prie kitų merginų, arba mūsų atveju tai vaikinai turėjo pastovės vietas, o merginos keitėsi. Buvo problemėlė, kad mūsų buvo 15 merginų ir 10 vaikinų. Bet ar tikrai problemėlė? Nes man šitas patiko. Čia pagal idėją, žinai, atėjai, tikės ten kažkokią, bet gausi, kad turėjom merginų poilsio kambarėlį, kur galėjom apšnekėti visus bernus. Šitas šiaip labai įdomus momentas, nes man turbūt vienas įspūdingiausių dalykų ten ir buvo išgirs, ką jūs ten veikat. Nes kaip vaizdys, tu ten netgi sėdi ir tada kai keičiasi merginas, tai ten net su ovacijom. Kaip iš kitas kokio autobusiuko. Bet taip ir buvo. Nes ten buvo užuolaida ir 5 merginos sėdi ir aš taip išeinu ir aš tokia, aš Justė, man 26 metai ir visos baig. Bet ten skambėjo kaip pati geriausia viso socialo vieta. Neįsižeiskit. Aš negaltą būti. Nes kitos irgi merginos kiek šnekėjo, va ten faina, va ten jau mūsų kampas. Nes pavas yra tokios, kurios vieną kitą palaiko. Aš ten atėjau, nes prieš tai turėjau, man rodos, su 3 vaikinus pasišnekėjus buvau ir atėjau prie tų panų stalo ir aš, tai aš su savo dideliu nerimu, man žiauriai baisu buvo ir aš tokia visa, nežinau, aš čia tiek daug turėjau šnekėti, nesuprantu, ką čia man šnekėti, dažnai tie vaikinai tokie nešnekus buvo pirmieji. Ir tai aš tada daug turėjau šnekėti ir mano bairis buvo, kur aš tokia, in ir Goda, jūs te būkim Goda, tiesiog šnekėdau.
Tai aš pas jas atėjau ir jos tai palaiko, jos visas komplimentų duoda, su jom pašneki, tu čia jaudinėsi dėl bachūrų, nesijaudink, viskas gerai, varyk pasijunk antrą kokteilį, ateik pas mus, pasėdėk, pašnekėjom ir tada iš karto aš tokia, okei, varom toliau. Jo. Tikrai labai labai smagu tenai ir toks, tiesiog papletkini, pasidalini savo, nebūtinai su tai žmonėm, bet apskritai gyvenimiškom patirtim, kaip ten atsidūrė ir kodėl, ir labai smagu. Ir gal kažkaip tada su merginom tu net daugiau laiko praleidai, ypač su tom, kurios prieš pat tave arba iškart po tavęs atėjo, tai su tom tu kelis raundus, tu daugiau praleidai net laiko negu su vaikinai išnekėdamas. Tai... O labai apkalbinėt tuos vaikinus prieš tai būsius. No comment. Konfidencialu. Aš dabar galvoju, kad turbūt aš strategiškai geroje vietoje sėdėjau, nes aš jau sėdėjau po kambariu, kad tai kas ateidavo, dar nebūdavo, bet jau su manim. Arba jeigu būdavo, tai ten jau labai toli, nes tas ratas, žinai, jau. O tie keli, tai jo, galim pripažinti tikriausiai, kad biškšnekėjom, ta prasme, nebūtinai stument tiesiog dalinantis savo įspūdžiais. Žinai, vis tiek ateina pana nauja ir tu iš karto, tai ar tai gyvenimo meilė. Ne, aš nenustebau, kad ne. O kiek laiko mes šnekėdavom? Ten gal ką? 5 minutės. Aš ir galvoju, per 5 ar ne su kai kuriais būdavo, kad labai prailgdavo laikas ir aš jau būdavau tokia. Greičiau skamba. Jo, ką čia dar pasakyti? Kokį ten klausimą sakė? Ką čia dar pašnekėti? O su kitais būdavo, kad tiesiog pašnekė ir jau toks, jau skamba, jau reikia. Bet čia, manau, ir nuo žmonių, kurie va tie du, kaip ta dinamika gaunasi, nes tikrai buvo, kur, tai ten užduoda klausimą, tarkim, ką veiki, kai ten vienas, pavyzdžiui, kokios tavo veiklos, kai vienas būna. Ir sėdi prieš mane vaikinas, aš tengiuosi nebūti vienas. Wow. Ir bravo. Ką atsakyti? Jo veiklas. Tas pats vaikinas. Buvo klausimas mums. Man rodos apie datingimą, apie pasimatymus, kokį įsivaizduoju idealiausią pasimatymą. Ir jis tai, aš vienam pasimatymą buvau. Ir aš tokia, tai ką, ir aš tada taip, tai aš irgi nesu daug, ir aš bandau jį raminti ir kažkaip, kad čia viskas gerai. Ir paskui, kai su panam šnekėjom, ir jos sakės, nesijauti su juo kaip mama. Ir aš tokia, taip, aš tiesiog jį raminau ir stengiausi, kad jis gerai jaustųsi visą laiką. Tai viskas gerai, tu čia nesijaudink, tu čia... Bet iš kitos pusės, tokiu atveju atrodo visai, net faina ir pagarboju, kad įsivaizduoji, jisai išdrįso, Jo, šitas tai... Tipo, vos ne vienam pasimatymė buvau, bet tu atvarai, kur tu 15 jų turi per, vieną vakarą. Tai čia labai padėtų. Čia toks geras būdas, gal net ir, prasilaužti kažkam, merginai ar vaikinui, tipo, kur. Nes šiaip jeigu, tu retai deitin arba sunkiai surinki tos deitus, tai ir nėra to pačio, nežinau, proceso, playbooko, turi tai pasakius. Ir čia tiesiog ateini, įmeta tavį kaip kokį narvą. Bet tikrai įmeta. Man patiko jūsų, man rodos, kad jūs davėt komentarą, kad pradžioj, kol dar viskas nebuvo prasidėję, kol visi rinkosi, kad jūs pavadinat kaip 5 klasės šokius. Ar ne jūs, ar ne su jumis šnekėjom? Iš kažkur šitas atėjo. Iš kažkur atėjo, kad kaip 5 klasės, per 5 klasės visi taip šonuose sustoja, niekas nebendrauja, taip nejauku, nes nežinai, pavyzdžiui, aš tai nežinau, kaip čia viskas vyks, nuo ko prasidėjęs ir panašiai. O man pradžiai labiausiai patiko, nes pradžiai ten, sako, ateini, ten užsiregistruoji, būni ten nusipirkęs tą biletą, atsisės kur nori, kur patogiau, aš ten sėdu, aišku, iškart prie baro. Ir Ignas po, nežinau, gal 5 minučių atėjo ir šalia atsėdo, mes taip ir susipažinom. Ir mes net pradėjom kalbėti, ten kažką, tipo, gurkšnuoti alų, ten kokteilius. Ir jau atrodo toks, jau gerai. Jau vakaras išloštas. Jau kažkoks yra, dar po to, prasidės tie deitai, tai nežinau, aš toks kažkaip labai apšilęs ir... Tai mano vagavas papildant, aš turėjau su draugu atvaryti, nes irgi tokia baimė varyti tos deitinimus. Draugas negalėjo atvaryti, vienas iš tų bernų, kur nusirašė, tai pasakė. Ir atvarau, einu į tavo renginį, užsiregistruoju ir galvoju, kaip nebūtų dabar tuo durneliu, kad vienas stovi. Apsižvalgau greitai. O, bičiukas prie baro. Sakau, einu, prisėsiu, gal kažką pavazarinsiu. Tai va. Tai bet kaip smagu, kad yra renginys, kur kaip ir nesu, galbūt, nežinau, susipažinti, vis tiek speed dating, tai kažką implaina gal, bet susirinti draugų, tiesiog. Jo, kažkokiu bendraminčiu. Ten jau, žinai, sutikęs kitą kartą vakarėlį kažkokiam, pažįstamas. Jo, matytas jau galiu bendrauti. Tai va, tai jeigu dar nesupratot šitiek žiūrėdami, tai mes šiandien šnekam apie pasimatymus.
Apie apskritai jo visą tą pasimatymų galbūt kultūrą ir situaciją, kai tau yra 20 plus. 25 plus. 25 Nes plus. kategorija tai šita buvo. Kategorija Tai va, nes vis tiek gal, aš sakyčiau, kad pasikeičia, kur mokykloje, žinai, visi tokie nesformavusios asmenybės, tiesiog ten su bet kuo, ką biškiu taip, žinai, nu, nes jeigu tu dar pats nesi niekas, tai su visais realiai derinėsi, nes, nu, kas ten gali nesderinti. Savo aspektą, tiesiog nežinai, ko nori. Nu, o va dabar, kai yra jau 25 plus, jau visai žmonės atradę savo stilius, pomėgius ir gyvenimo būdą ir sunkiau šiek tiek, tai... Ir tiksi laiką, gal kai kam. Tiksi laiką, nu šito nešneka, man jau būna egzistencinė krizė kiekvieną kartą, nes tada galvoju, nu aš kaip ir mano didelė svajonė buvo turėti vaikų ir kaip ir norėčiau, bet mano laikrodis tiksi ir reikia kažko ieškoti ir tada atsisausti galėsi nedėti, gal nežinau. Įdomu iš tikrųjų išgirsti, tai kas jūs nuvedė iš tikrųjų į social experiment į tą. Kaip atradot, kas nuvedė, kokiais tikslais? Per draugus. Nes būtent iš šitą nusipirkau bilietą, tai prieš sausio pradžią buvo social experimentas, tai gruodį su draugu buvom susitikę ir pasakojo. Fainas eventas. Ir labai geri atsiliepimai buvo, kitas draugas irgi prieš kurį laiką buvęs, toks irgi nais. Jei ne kažkas stebuklingo, tai geras vakaras. Tiesiog gerai praleis laiką. Ir vėl, taipogi Instagram'e scrollinu, reklama, 25+, data tinka. Važiuojam. Davai. Liuks. Aš tai žinojau apie tą eksperimentą, iš seniau, gal net nuo pradžių, nes ten mano vieno pažįstamas ten organizuoja jį. Tai žinau apie šitą dalyką, bet kažkaip niekada ir negalvojau nueiti. Ir kažkaip buvo gruodžio galas, ten tarpušventis ir iš kolegų kažkas priminė ir ten vos, žinai, juoko bairo formai, tipo, čia vyksta, žinai. Ir aš galvoju, ką žinau, vis tiek, data tinka, mat. Aš dar prieš tai dariau kolegom alaus degustaciją penktadienį, o šeštadienį tas buvo, tai galvoju, bus fainas, žinai. Ir jo, visiškai kažkaip random, be jokių expectationų. Nusipirkau tą biletą, atėjau ir buvo linksma. Aš nustebau, nes pradžiai man buvo, kur tik pati pradžia ir aš tokia, kaip nejauku, oh my god, nežinau, kaip čia reikės, ką. Bet gale vakaro, aš nežinau, ir su panom susibendravom, ir su jumis mes susibendravom, pašnekėjom, ir toksai senai gal bendravau su savo tokio amžiaus nepažįstamai žmonėm tokioj vietoje. Aš irgi neturėjau visai kažkokių expectationų, bet... Smagus vakaras buvo. Jo, pas mus labai iš vis greitai viskas susidėjo, nes aš žinau, kad jūs jau senokai norėjo būtent šitą, bet kažkaip sakė, kad būtų smagu jai su kažkuo eiti ir laukia, kada ir aš dabar jau galiu vaikščioti toks dalykas. Tai mes gal kas 3 dienos prieš eventą, tiesiog jūs tai buvo tokia, varom, dan. Perkant 2 bilietus pigiau gaunasi. Jo, pirkit 2 bilietus, tikrai 10 eurų man pigiau gaunasi. O kas 5 nemokamas. Bet nežinau, kiek kartų. Ar norėčiau dar kartą nueiti? Manau, kad jo, biški reikia gal pertraukos, visai būtų įdomu, bet norėtųsi, kad būtų kiti žmonės. Nes yra žmonės, kurie eina, ne vieną kartą ir ne 2, ir tada manau, kad gali būti labai awkward, jeigu sutinki tos pačius, kur tipo... Kuriam parašai, kad šiuo metu šiaip neieškai. Jo, kažkada ateina gal. O mes visi pirmą kartą buvom. Jo, visi pirmą kartą. Tai kaip vertintumėt nuo 1 iki 10? Pačią patirtį, praleistą laiką, kaip vakarą, nežinau, 9 galėtų būti, nežinau, iki 10 ko ten trūktų, bet aš asmeniškai tikrai, man buvo linksma, aš gerai praleidau laiką. Ir, jo. Man taip pat irgi būtų kartu. Ir visas organizavimas fainas, viskas ten tobulai susėtinta, pasiruošta iš organizatorių pusės. Vienintelė kritika, bent jau man asmeniškai pritrūko tokio finalo, finišo. Nes kaip pavyzdys, tai aš irgi, kaip sakau, kolegas ten parekomendavo, tai mano vienas kolega ten sakė, gal 1.5 atgal buvo ir sakė, kad pabaigoje kažkaip būdavo, kad tada, tu su visais pasišneki, ten prasisuka ratas ir tada, man atrodo, merginos eidavo pas tą vaikiną, kurį išsirenka. Ir ten vos ne kas pirmesnis, tas gudresnis kažkoks principas. Ir tu tada toks, kaip ir mečas kažkoks ganas. Aš gal čia ir nėra pats geriausias dalykas, nes, ten, žinai, kažkam lieka gal kažkas, kas ir nepatiko. Ir gal čia nebūtinai turi kažkas susimečinti.
Bet man va tokio, pritrūko to paskutinio, žinai, akcentą, nes atrodo, prasisuko visi ir, va, čia dabar paskutinis tas raundas ir viskas. Net ir pamiršo tą paskutinį raundą, kur aš tokia jau einu prie paskutinio čvelio ir aš tokia jau kaip ir sėdu. Ir ten visi jau lyg ir baigė ir aš tokia, bet aš dar nepašnekėjau su juo. Bet labai įdomi gas, nes man tai, pavyzdžiui, jau ateina, ir mes jau kalbėjom, jau tas ratas, žinai, apsisukęs, o kai kam buvo, kažkas susipainė. Tai čia dėl to žmonių skirtumo skaičius, man atrodo, gavos. Po pertraukos kažkas gali būti. Tai buvo, kur, pavyzdžiui, pas mus į mūsų next kitas kambariuką atėjo ir jinai ką tik atėjo ir jinai stojo eit atgal ir mes tokios, ne taip veikia. Nes jinai buvo tokia, aš einu su didžiais pakalbint ir tada aš matau, kaip tu didžiai tiesiog eina atgal, tu pairat ir tokia, alio. Ne tavo eilė. Jo, tai toks. Va šitas dėl užbaigimo, aš irgi su Goda šnekėjau, kad trūko. Bet ir man ir užbaigimo, bet ir atidarimo kažkokio. Kažko, aš nežinau, ar labiau pašnekėt, ar kažką, kad panos atskirai ir bachūrai atskirai, ar kažko tokio, nežinau. Tokio žaidimo. Žaidimo, jo, gal kažko susipažinimo visiems, kad bendrai kažkas būtų ir tada galiai irgi. Ar tiesiog... Dėl susipažinimo tai jo, nes jūs kaip ir visas pamatėm, nes bičiin sėdėjom vietoj. Taip. Bet ir su Luku šnekėjom ir su kitais dar, kad po to šnekam, sako, tas bičias ten taip pabendravo, su to buvo smagu, mes neįsivaizduojam su Luku, kas jo. Net akis. Mes tai su vaikinais jau, su bičias nepabendravom. Jo, kur ten su Luku atsisėdu pabazarino, aplinkai gal kažką matyti, iš tų, tarkim, kokių 10, 3-4 gal matai ir neįsivaizduoju, kas toliau. Savočiai irgi būtų įdomu, nes randam draugų gali susirasti. Taip, va šito biškį trūko. Ir gal net ir smagu, bent jau mums panom šį kartą pasisekė, kad buvo tos 5 ekstra, su kuriuom galėjai papletkint. Tai manau, kad jeigu nėra ekstra, tai visai gale smagu būtų apšnekėti. Nežinau, bent jau panom smagu šitą padaryti. Manau, kad vaikinam irgi būtų smagu, tiesiog kurios ant panos, ką nežinau, kažką pasakė ar dar kažką. Faktas visiems gospint. Taip. Aišku, dar, man atrodo, pliusas va to mūsų vakaro konkrečiai, kad buvo šeštadienis ir buvo po to speed datingo social experiment dalies jų kaip ir vakarėlis. Tai dar, automatiškai žmonės pasiliko ir man atrodo netgi gal tas pats smagiausias laikas ir buvo iš tikrųjų po visko. Nes, atsifiltruojate žmonės, kas norėjo liko, jau tada, laisviau gali kalbėti. Gal iš tikrųjų, kur mes sakom, trūko kažkokio finalo, gal tas finalas ir galėjo būti tokiu principu. Ir padalino dar šiaip klausimų, kad jeigu ką... Jo, tai ten to... Padalino klausimų? Jo, buvo sudėlioti klausimai, tai social gathering, tai jie tą daro, tai būna kartai šiaip. Ne tai, kad speed datingas, bet tu ateini, tau yra pridėta klausimų. Tai neįpareigoja, kad būtinai šnekėk, bet taip pat tau duoda tokio pašą, kad jeigu nori... Šiaip smagu, kad jie taip daro kažkaip. Aš esu mačius jau dar vieną renginį, ne į temą, bet man tiesiog smagu, kad kažkas kažką daro. Esu mačius renginį, kad jie padarė su seniorais, kad gali atsivežti savo, nežinau, močiutę ar senelį ir tipo kartu, ten kaip pietus, man rodos, buvo. Tai visai cute. Tai mačiau, kažkada Instagrame buvo pusryčiai, tipo. Pusryčiai. Brunchas. Tai irgi kažkur kavinė susirinko, toks kaip ir deitinimas, bet kaip ir sėdi brunchinį. Tai va, tai šiaip labai smagu, kad turim tokių iniciatyvų, tai sudalyvauti reikia dar kažką. Jo, siūlom pamėginti ir jums, kam nors, jeigu reikia, nueiti daitą. Ir va šitas yra smagiau negu, man asmeniškai, negu Tinderis arba Bumble. Aš nemoku susirašinėti, aš nesuprantu, kai aš nematau žmogaus veido, ką jis ten parašė, kaip jisai sureagavo, manęs nesupranta, būnant manęs užsišika per žinutės, kur aš tokia, aš juokavau, ką žinau. Tai arba aš tiesiog neatrašau, man kaip tik vakar kažkas parašė uždavė klausimą, o tu čia beda tekstinį, ką reiškia? Ir aš tokia, galiu neatrašyti nuo savaitės iki mėnesio. Tai va. Bet ir draugam. Tai čia, žinai, neįsižeisk, neasmeniškai. Bet tada koks tas tavo modus operandi, kaip pas tave veikia? Su tavim susirašai ir turi tau iš karto siūlyti susitikti? Nežinau, tai neveikia, tame ir esmė. Kaip prieš tai sėdėjom, šnekėjom, tas... Tai pasakė šūdinas dalykas, taimingas. Jeigu pataikysi, sėkmė. Bet tą vakarą taip ir yra mes. Jeigu sėdi ir parašo ir tu tiesiog, davai, tai čia tad vienas iš milijonų atvejų, kur pataikai. Bet čia tiesa, man bent jau su draugė yra taip, kur mes būna nuotaikos, kai svaipini tiesiog ir kažką, ir jeigu tau šiuo momentu parašys, tai jo, bet jeigu parašo kitą dieną, tai buvo toks...
Viskas, aš šiandien nebenoriu bendrauti. Mečas nenurodo, kad mečas. Jo, bet čia žiauriai labai yra, suprantu, bet aš... Dėl to man geriau gyvai. Jeigu jums nesiseka susirašinėt, eikit į tokį social experiment, tada smagiau, nes galite matyti žmonių veidus. Yra visokių tikrai pliusų. Jeigu jūs nefotogeniškas, gyvai gal geriau atrodo. Jeigu jūs atvirkščiai bijot, kad jūs catfishina, čia gyvai pamatysit žmogų. Balsas. Manieras. Kūno kalba. Jo. Man bent jau tai labai kitam žmogui imponuoja ir jo, susitinkiu. Tai čia kartą labai daug filtrų iš karto. Tai čia ta pati ir ta maniera tarmėva, norėjau pasakyti, nes kitus ten labai... Erzina? Būna yra žmonių, kur erzina, kad už tos marės jau viskas, jau mergos neturėsi, nesąmonė. Taip, yra tokiųgi. Jo, yra, bet man. Tai tas irgi automatiškai atsifiltruoja, arba tam jeigu gražu, viskas išsilydai, nes šnekas skaniai. Dar gerai, kad norėjau ne Maja. Aš esu tas žmogus, kurį yra, aš pilnai pasimoviau, kai į pirmą kursą įstojau į univerą ir šnekėjau, kad iš Miami. Ir buvo tokia, wow, ta mergina. Taip, aš irgi tokia būčiau, aš taip patikiu dalykais. Kuo, pavyzdžiui, tai galėtų skirtis nuo šiaip eilinio išėjimo į barą, kad vis tiek žmonės jau ten susirenka, su kažkokiu tikslu. Panašiu, gal ne panašiu, turbūt panašiu, vis tiek visi eina ieškoti tos antros pusės, ar nežinau, pabendrauti, gal kažkas perlūž save, kaip ar ne yra tuo atveju. Tai tas irgi yra tokia automatinė filtracija ir, palengvina, tu ateini ir tu žinai, kad vienaip ar kitaip tai yra tas tikslas. Tai jeigu iš tikrųjų kažkas, žinai, galvoja, tai nueit vieną kartą pamėginti. Jo, bet tai tas, kaip sakai, palengvina ar gaunas, tu ne tai, kad, tarkim, kaip išeitum miestą ar barą, vieną kitą eini ir kalbintavo merginas, tai tu bereikalo nežaidi, tai pasakius. Tu ateini, visų tikslas tas pats. Tai ir tau merga akis nesakys, eik tu durniau, ką tu čia darai, nes visos atėjo to pačio. Tai tiesiog tu prarandi tą durną žaidimą, ateini, visi nusiteikia vienodai, nebėra to durno smoltoko, kad tipo, šnekėsi, nešnekėsi, kas čia dabar vyksta. Jo. Aš gal norėjau paminėti, kad taip ateinam su tuo pačiu tikslu, bet tai, kad jūs ateinat ieškot kažko, nereiškia, kad jūs kažką įpareigoja, nes kažkaip toks buvo vaibas man iš kai kurių vaikinukų. Labai teisingai sakai. Nes, ta prasme, taip ateini su ta idėja, kad gal tu susipažinsi su kažkuo ir panašiai, ir aš turiu tokią, nežinau, polinkį, kad jeigu aš jaučiu, kad gal ne visai aš noriu su kažkuo toliau bendrauti, tai, nerašysi, sorry, bet man su tavim ten neįdomu, ten tavo tas ranas nefainai, nes, nežinau, ne toks žmogus esu, tai kažkaip, toks, gal visgi, žinai, aš ne to dabar ieškau. Nežinau, man atrodo, visai polite, gražus atsakymas yra. Ir tada, turėjau aš tą atveju, kur vienas sureagavo, kad ten su keiksmažodžiais, kodėl tu čia iš tokius dalykus vaikštai tada iš vis. Tai, kad jums, atėjot ir susipažinote, žinau, 10 vaikinų, tai normalu, kad iš tų 10 vaikinų galbūt, nėra, kad rado ten visiškai, žinai, ta prasme, vis tiek skirtingos asmenybės ir 10 nėra, čia tiek jau daug. Ir pabendravai dar daugiau, pavyzdžiui, su kažkuo ir jauti, kad, tikrai ne tau, tai ir viskas gerai pasakyti, tai, bet ir priimti reikia, tai ir nesitikėt, kad jeigu jūs chatina dieną, tai čia kažką tau panaskolinga. Arba jeigu susitinkat vieną kartą irgi, kad negalvot, kad čia jau forever. Ja. Turiu klausimą. Bet čia, jeigu pratęst, tai, čia žinai, ir tam pačiam Tinder ir Bumble, tos pačios problemos. Ten blogiau. Ten gal net dar blogiau. Jo, o aš nežinau, ar mes čia dar grįšim prie pačio to viso, aš norėjau pasiklausti, mes, turėjom tuos klausimus, kur užduoda kiekvienam raundai skirtingai. Ar jūs, pavyzdžiui, kalbėdavote apie tos klausimus, ar būdavo, kad tiesiog ateina žmogus ir kalbi bet ką? Kaip ir mano atvejais dažniausiai aptardavom ir tą, ir tada, jeigu dar turi laiko, tai dar ir plačiau kažką pasišneki ir daugiau susipažįsti, bet aš tai visai naudodavau tos klausimus. Ja. Aš gal su tais vaikinais, su kuriais neturėdavau apie ką šnekėti, kur, žinai, nejauti tada, kai nejauti vaibo ir visiškai nesišneka, tai tada naudodavau, bet šiaip ant galo jau manau, kad ne, tiesiog šnekėjomės. Čia, tas pats, kur, kaip sakai, ant galo tada tie klausimai nebe tiek, tiesiog startas, kad tas laikas prasideda. Iš pradžių, kai visiems dar labai nejaukumas didesnis, tai ta tema šneki, bet būdavo kitų merginų irgi ateina.
Neklausyk tą klausimą, tiesiog šnekam. Jo, ir man tas labai patiko, nes, aš kažkaip pristaikydavau, jeigu ten norėdavau tą klausimą. Bet tai tą klausimą kaip tik milžiniškas pliusas yra, jeigu atsėdi ir reikia tempt žodį žmogaus, tai klausimas tada to jau tas kelias minutės automatiškai užpildo. O jūs pamenat, pavyzdžiui, kokie klausimai buvo? Aš atsimenu patį pirmą. Green flagai buvo. Red flagas, green flagas buvo. Tai va šitų neatsimenu, negirdėjau, reiškia, aš nekėjau su kažkuo įdomiai. Buvo būdo savybė, man rodos pats pirmas, kokios partneriai. Ieškai būdo savybės, tai buvo svajonių pasimatymas. Jo, šitą atsimenu. Kažkas dėl maisto gaminimo. Buvo dėl maisto gaminimo. Ar užsisakiniai iš Volto ar gaminimo, man rodos, kažkas gal. Jo, tada buvo, ką mėgsti veikti, kai esi vienas. Tikrai buvo apie antrus šansus. Buvo, jo. Taip pat dėl čytinimo ar dėl? Tiesiog antrus šansus. Jo, kur riba dėl sudegintų blynų. Sudeginai blynų skiriamės. Ar turi tokį labai įdomų dabar man iš jūsų išgirsti? Ką? Žinai, koks, kur neduotum antro šanso? Tai čytinimas. Bet čytinimas tai of course. Nu, bet kiti ir ten po ždavyšių dar toliau draugavote. Jo, aš jau pažįstu. Nesusitaikykit, jūs vertas daugiau. Ir jūs verti, ir bernai, jeigu žiūrit. Visi esat verti daugiau. O kas jums yra? Čia gal nebus nepakėtas, šiaip įdomu. Ne, dedami pakėtas. Kas jums yra? Premium tik to kontaktas. Ką jau vaikai? Čia labai vėl depends. Nu, labai geras pavyzdys, kai kažkur girdėjau, trumpam vidose mačiau, tiesiog gatvėje interviu ima ir merginos klausė, tipo su vaikinu sustabdęs, ar pyksti, kai vaikinas tipo laikina kitų merginų su bikiniais fotkės? Jo, pykstu. O pati keli fotkė su bikiniais? Jo, tai tada, nėra logikos visiškai. Būtent. Tai čia tiesiog šitoj vietoj pavydas gal labiau gaunas, jeigu toj riboj žiūrim. Aš tai manau, kad, čia turbūt jau kalbam apie esančius santykius, kad jau kažkas vyksta. Tai visada svarbiausia komunikacija, kaip kur tu nusibrėži tas ribas ir, tokį vos ne playbooką, žinai, pasidarai. Aišku, neįsirašysi viską, žinai, visada būna tų situacijų, ten force majeure ir panašiai. Bet, jeigu abiem tinka, tai jo, jeigu netinka, tai tada bandai prisiderinti. Tai, jo, turbūt blogiausia yra, kai žmonės nesišneka. Ir tada, žinai, išora kažkokią situaciją, kur ten pasirodo, tau nepatinka. Jo, ten po kokių pusės metų. O tu tada! Ten tai panai. Ai, šitas backtrackinimas jau. Bet ir backtrackinimas ir tas komunikacijos nebuvimas, kiek ir girdėjęs istorijų ir pačiam ar buvo, nebuvo. Visada, jeigu nešneki, nekomunikuoji, kad tipo on the spot, tau nepatinka, ką žinau, kad tos blynus prikepinau. Tai... Bet reikia, žinai, išmokti kažkaip švelniai pasakyti, kad kitas žmogus... Gal ne tai, kad švelniai pasakyčiau, gal ne tas žodis, o iš tos pusės prieita, tai iš tinkamas pusės. Nes tu gali pasakyti, čiut net, žiūri, kad tu blynus pridėginai. Labai blogai. Bet tu gali pasakyti, kad, sorry. Atsiprašau, bet aš tokių nevalgysiu. Jo, tokių nevalgysiu, arba tiesiog gal žmogui gaila keptuvės, nežiauriai brangiai ir ten jis mėgsta gaminti ir tada jam skauda, kad tu gadini tą daiktą. Tai, žmogiškai tiesiog, jeigu bendrauji, tai, manau, visur prieini kompromisų. Kaip visur reikia svarbiausia šnekėti. O ką daryti, kai... O lietuviai nemėgsta šnekėti. Taip. Ne tai, kad nemok, bet nemėgsta. Jo, nes aš, mūsų karta, man taip atrodo, kad labai jau stengiasi šitą perlipti ir labai šnekėtis, bet aš esu iš šeimos, kur mano tėvai nesišnekėjo tiek tarpusavį, tiek su manim. Tai tada toks, man dabar reikia išmokti pačiai, žinai, pasakyti ir taip yra nejauku, ką nors nesmagaus kitam žmogui pasakyti, nes, man, pavyzdžiui, nepatinka, kad tu čia, tarkim, nežinau, numeti striukį ir nepasikabini ir atrodo toks menkas dalykas, bet man kaupiasi ir jeigu kuo ilgiau nesakau, to labiau man toks, kiekvieną kartą pamatau tą striuką nepakabintą ir man toks, ir eksponentiškai. Negali pasikabinti. Bet negali, nes nežino, kad tu Taip, nes jam tai nesvarbu. Jo. Bet yra šitas ir, liūdniausia, kad kai tu, pavyzdžiui, prisiriši šnekėti santykiuose, būna, kad tu pasakai ir žmogus sako, jo, aš girdžiu ir tada niekas nesikeičia ir tu toksai, tai kam tada šnekėtis, jeigu neveikia, žinai, toksai. Tai irgi labai svarbu, kad ir klausytųsi partneris čia iš abiejų pusių, žinai, toksai momentas. Bet ir nereikia po pirmo karto nuleisti ranką, žinai, iteracijos. Taip pat po pirmo karto ir nereikėtų nuleisti rankų, bet ir gal ne iškart po pirmo karto sakydavau, kad tarkim sustriukę, pavyzdžiui. Nes tu dar gal ir galvoji, nesusimastai to tinkamo prieimo, kur, vėl pasakysi, tipo, nemėg tik striukės.
Gal žmogus taip neišgirs. Po 10 kartų gal tada kitaip prieisi. Sorry, man nepatinka, kad tavas triukia. Stok, man nemalonu, bet čia ne šitas. Bet gal tau nemalonu yra tas triukis, žiūrėti, tai pažinai, toks irgi. Stok, man nemalonus ir tas. Kaip vaikinama, pavyzdžiui, kaip norėtume, jeigu nueini į pirmą deitą ir tau, jauti, kad, nepatinka, arba nepakeliui ir, nenori eikvoti laiko nei savo, nei jo, nesupranti, kad nieko nebus. Tai kaip, ar norėtų vaikinai išgirsti ir sulaukti ilgos žinutės, kad jam parašytų, kad sorry, nes bla 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 bla, ar tiesiog ignoruoti ir gaustinti ir viskas. Ne, gaustinimas tai, manau, pats blogiausias variantas, nebent abu mato, kad tikrai šikna, tai abu užgaustina. Bet dažniausiai sunku, žinai, tipo, kad, nes ką reiškia abu mato, žinai, tipo... Taip. Aš turiu atvejų, kur, tipo, užsigaustinimas abipusės įvyko, bet aš tai buvau tokia... Tai aš nepatikau? Ta prasme, kaip jau gerai vykti? Kartais gaustinimas ir netyčia gaunas būna atveju. Nes Sorry, visi, kam netrašiau. Tai man turiu gaunas gaustinimas. Nenorėdamas. Aš taip, čia yra labai blogai ir aš labai atsiprašau visų draugų plus. Bet... Bet čia turbūt vėl grįžtam prie to pačio, ką prieš tai kalbėjom. Tas bendravimas ir atvira komunikacija. Aš nežinau, aš esu linkęs, žinai, komunikuoti ir jeigu, nepatiko, nežinau, irgi priklauso gal, kad taip po pirmo, ten kokio Tinder, Bumble date'o, taip jau iškart žmogus ten, žinai, visiškai nepatiktų. Gal ir nėra tai buvę. Gal ir yra tekę ir pagaustinti, bet iš tikrųjų fainiausia turbūt yra, nežinau, jeigu jauti, kad iš tikrųjų, nenori susitikti, tai parašyti, kad fainai pabuvom, bet, mūsų keliai turbūt skiriasi. O jeigu tu ten gal buvai pirmam, antram, trečiam ir vis tiek matai, kad ne, tai tada jau susitikus irgi, pasakyti, kad... Susitik tokius. Ne, bet aš gal kalbu jau, kai yra rimčių, vis tiek aš suprantu, taip. Trečias, ketvirtas ar kažką, nes, žinai, turbūt po kokių 2-3 jau tu gali kažkokį, žinai, kelt klausimą, tai kur čia mes važiuojam, žinai, ir ten pat, ar čia, Čia dar šiaip pasakyčiau, tas deito gal skaičius pirmų. Jei po pirmo deito jau toks matai, kad ne, tai sakyčiau, ir legalu yra užgaustinti sąlyginai toks, kur nebėr bendravimo, nebėr. Tos pusės jeigu iš tikrųjų gal kažkoks labai nemalonus. Jo, ir kur tipo, nes po pirmo deito, po pirmo susitikimo tu negali žinoti žmogaus, neįmanoma pažinti jo. Tai jeigu daugiau tada deitų, tai sprendi galvo, ar tą žinutę parašyti, kaip sakai, žinutę, ar ilgą litaniją, ar parašyti tiesiog ne, tai nei to, sakyčiau, trumpai ir aiškiai, sorry, ne, bet nesigilint, man atrodo. O kas jeigu nesupranta, jeigu tu gražiai parašai, kad sorry, ne. Čia yra žmonės problema. Ir tada tau vis rašo. Blok, vis instant blok. Nes man sakė, draugai, bet aš esu people pleaser, aš taip labai jaučiuosi, nes aš jau pažadėjau savo, kad viskas, jūs tu nebegaustinsi žmonių, tu viskas, dabar parašysi. Jisai nusipelnė. Tai būtent, kartais, jeigu nesupranta ir ten toliau rašom, tai blok. Socialinės medijos yra blok funkcija. Leidimą blokuoti. Čia neleidimą, čia griežta logika. Užkniso blok. Nes ir tau pačiai saugiau bus ir tu, kažkaip pasijausi, nes galima jeigu perlipti. Jei per kitus kanalus atsiranda, tai tada jau policija. Tai nesiranda. Gerai, o kaip jum Tinderis ir Bumble? Nežinau, ar yra dar kažkokie... Turbūt Vilniui, Lietuvoje šitie du. Pagrindiniai, ne? Kaip veikia, neveikia, jau su manim aiškinom, kad aš nemoku surašinėti, tai man neveikia, o jum? Aš tai dabar neseniai abu esu išteinęs dėl priežasčių. Bet savo laiku tai abu teko naudoti. Ir, Tinderis turbūt yra senesnis, ar ne? Reikalas, tai aš ten, atsimenu, ten bakalauro dar studijavimo laikais, ten 21 kai buvo ir panašiai. Tai Tinderis kažkaip ėjo, o dabar, paskutiniu metu, kiek teko naudoti, man Bumble iš tikrųjų fainiau, nes mažesnis gal kiekis žmonių yra gal automatiškai kokybiškesni tie žmonės. Atrodo, kad auditorija geresnė. Plus visai faina, kai parašo mergina pirma. Bet labai, koks 90%
būna, kaip, pavyzdžiui, kokį amadžiuką tiesiog prašo ir vis tiek yra ir tas, kad... turi dėti iniciatyvą. Kad bičias jo turi pradėti ir tada... Va šitas yra, aš... Kodėl jis taip daro? Amadžiukas. Aš taip darau. Arba Ne džiupas. aš. Bet aš atsisintus nesenai, atsisinčiau Bumble, tai prieš social experiment, man rodos. Pirmą kartą ir aš tada supratau, kiek sunku bachūrų būti, nes rašyti reikia. Ir kaip yra levai, kai profilis neturi nieko, už ko gali užsikabinti. Nei juokingų nuotraukų, nei ten kažkokio klausimo atviro, nei descriptionų, niek, nes aš buvau tokia. Ir aš dabar supratau, kad kaip aš levai dariau. Jo. Man labai įdomu, nes aš visiškai nežinai, ką aš apie save pasakysiu. Nes, tarkim, aš labai ilgą gyvenimo dalį man nereikėjo jokių appsų ir čia buvo tokia, o gal ir smagu parsisinti ir tada supranti, nesmagu. Bet aš pati, nežinau, turiu ir pasirašysiu Spotify pakonektinus, tai kažkaip gal kažkas yra. Ir, nu, žodžiu, aš jau aptaru šitą dalyką su psichologas savo, nes aš pradėjau pirmą būt tokia, nu tai jeigu gražus žmogus, tai aš tiesiog svaipinu į tą pusę, kur ne, nes, nu, tipo, jisai supranta, kad jis gražus ir tada jis bus tiesiog lievas žmogus, žinai. Bet čia tai aš galvoju. Man įdomu, arba kurį taip pakomentuosi. Tada aš buvau tokia, aš ieškosiu žmogus, kuris atrodo gero veido. Tada aš svaipinu gero veido žmogus. Blogiausių pokalbį, kokius esu turėjus gyvenime, visiškai krypai. Nebepasitikėjau šito. Tada buvo mano etapas, kur aš buvau tokia, žinai ką? Jeigu jiem patinka muzika, ten, pavyzdžiui, Nothing But Thieves yra grupė, kuri man labai patinka, pamačiau pas berną, viskas, aš pasvaipinau, pagyriau dar muzikos skonį, pradėjau pokalbį. Nu, tai va, šitas nebuvo blogiausias. Ta prasme, jie buvo geresni, bet, nu, bet ne iki galo. Tai, nu, nežinau, vienas tai tiesiog buvo tiesiog mano ekskopija biški, su geresnio muzikos skonio. Tai nelabai pavyko. O kitas čvelis pasiūlė man gitarą mane pamokinti. Fun, looks. Nuvarėm į Vingio parką su gitarom. Wow. Biškai krypi gal į parką, bet whatever. Fainiai. Ir mane biškai pamokino. Ir tada jis tiesiog paėmė... Neatsimenu. Jis tada paėmė mano gitarą, nes jinai geresnė kind of negu jo buvo. Ir tada jis man grojo tiesiog dalykus. Ir aš buvau tokia, blema, bet aš tai atėjau mokintis. Ir ką norėtum, kad tau pagročiau? Aš tokia... Bet čia kaip Barbie ir Barbie. Skrečiai, taip, aš žiūrėjau tą filmą scenarijus. Tai va, tai... Čia tas Barbie, ne, kur buvo filmas? Jo, tai... Žiūrėjau, bet neatsimenu. Nu, ten, kur tiesiog visas sėdi prie lūžų ir visom grojo čiveliai. Tai va, tokio vaibelio buvo, žinai, kur aš tokia... Tai ką nori, kad tau pagročiau? Aš tokia... Ką tu nori? Ir tada tiesiog biškai kažką pabibėnu. Nu, čia nelabai atsimenu, bet čia... Ir su mano gitara. Tai nežinau. Bet šiaip, jo, muzika, man asmeniškai čia raktas į širdį. Pamatai, nu, nes, ne, ta funkcija prisikonektinus Spotify ir ten rodo tuos artists, kur. Ir tu pamatai ir tau jau iš karto yra už ko užsikabinti, tu jau gali apie muziką kalbėti, ten kažką pasišerinti, nežinau, numest ten Spotify'aus, YouTube'o kažkokių trekų. Nu, man asmeniškai kažkaip iš karto daug filtrų praeina žmogus, kur jau sutampa muzikiniai skoniai. Nu tai jo, kokie dalykai, vat, nežinau, kokios grupės ar atlikėjai, kur pamatytum ir būtum viskas rašau. Nu, aš nenoriu čia dabar konkrečiai. Aš suprantu. Kartais gal ne konkretus atlikėjai, bet, nu, kažkoks, žinai, bendra profilio chemija papildo. Kryptis apskritai. Nes, nu, man turbūt irgi ten, koks 70-80% jau, kur, pažiūrėjau, jau esi nuėjęs, nu, nueini, jau gyvai susitik, tai buvo, kur jau sutampa muzika. Nes, nežinau, aišku, yra kitų dalykų, galiu apie kiną kalbėti, apie ten... nežinau, maistą ar ten, nu, tos tų temų begalės, bet, jo, man toks, jeigu, pavyzdžiui, aš pamatyčiau, kad, nu, žmogus klauso, nežinau, Hit Radio ar ten kažką, nu, visiškai pop, nu, man jau neįdomu. Man red flag, ir aš man atrodo, kur tą patį social experiment, apie red flagus sakiau, nu, man muzika, jo, muzika yra toks vienas didžiausias red flagų. O green flagai yra, tai vėlgi, muzika ir vietos, kuriuose lankosi žmogus. Nes irgi daug pasako. Ten, kur varo į kokį barą. Klubą. Jo, nu nes tada
irgi tu jau gali... Ar į Exitą, ar kur nors. Jo, į šitą metėlicą. Ar ten žirmūnose, kur yra ten kažkoks maruška. Nu, žodžiu, tie vatiniai klubai. Tai jo, gali iš tikrųjų iš profilio jau daug dalykų iš tikrųjų nuskaityti. Jeigu žmogus yra susirašęs, jeigu nėra, tai iš tikrųjų problemų. Tai aš supratau, jo, rašant, dabar, kai reikia užsikabinti, kad parašyti kažką kinui, nes aš nenoriu būti ta pana, kuri rašo emoji arba tiesiog parašo labas ir viskas. Nežiauriai užnisa, kai taip vaikinai daro Tinderį. Tai jo, tai bandau už kažko kabintis ir būna, kad aš jau taip žiūriu į tą visą profilį, už ko čia užsikabinti, už kokios detalės ir kad nors mažas surandi ir jis nesupranta tada. Nu tai ką žinau. O man labai įdomu, tai ką bičiai rašo, tą pirmą žinutę, Tinderį, nežinau, Bumble gal. Dažniausiai labas, kaip sekasi. Ana? Jo. Nes ką parašyti tuščią profilį. Pas mane net tuščias profilis. Tai yra labas ar ten tavo katinukas. Čia tavo katinukas fotkasi, nes aš turiu faktas, liuks. Tada aš dar antro užsirašysiu, kad ieškau žmogaus, kuris palaikytų mano Taylor Swift klausimą. Ir cringe tiktokus, tai tada būna toksai, šiaip aš ten Taylor Swift žinau ir aš tokia... Daug aš žinau. Žinai, kas jos nežino. Man atrodo, vienas čiuvelis sakė, šiaip prisipažinsiu, kad Taylor Swift Blank Space video žiūrėjau kokius 200 kartų, ką čia pasako apie mane ir aš būtų tokia, panagrinėkim. Tai aš dar vieną mergaičių podcastą užsirašau, tai apie podcastą paklausiu. Pas mane yra už ką užsikabinti visai. Aš labai bijau parodyti, koks esu žmogus man kažkodėl. Tenai aš susitinku gyvai ir tada, aš tokia. O parodyti, nežinau, dar kažkaip. Dabar jau biškai daugiau įdedu savo asmenybės. Iš šitą. Kaip tavo profilis atrodo? Jo, toks. Parodyti. Galima padaryti screen recordingą ir uždėti. Galima, ragelis. Arba vėliau. Man aplamai tie visi deitinimo appsai yra neveiksnus dalykas. Čia galiu pasižiūrėti po to rekordingą, kaip sakė, padarys. Jo, tai per social experiment man rodė. Kas vyksta? Tai juokinga. Biški džiaugsmo, biški streso. Kodėl lietuviškai? Potencialios butiokės. Ne, bet ko ieškau? Aš nesu matęs lietuviškai. Pas mane Androidas tai šitą lietuviškai. Supratau. Bet man aplamai tie visi appsai neveikia, aš naudoju 2,5 gal metų jau. Per 2,5 metų gal deitai gavos. Nice. Kukrūzų laukia. Ir Gryffindoras. Jo. Barzda Hagrido vaibo. Ne, tiesiog neveikia. Mečų negaunu, nieko negaunu, jeigu yra mečas, parašai kažką, net jo irgi profilį kažką užtaikai, tyva. Taip pat aš nemėgstu chatinti, gyvai iškart nori eiti susitikti. Kelios žinutės, tipo rašai, davai varom susitikti, on mečą. Kur toks... Man tai ten sunkiai neveikia, tragiškai. Bet man ir kažkaip, nes nesuprantu. Aš sakyčiau, kad, kadangi aš prieš tai nebuvau naudojus, tai man buvo iš vis neramu ir aš būtų, kaip čia žmonės eina susitikti su žmogum, kurio nepažįstu, aš norėčiau sužinoti bent jau jų ten, žinai, Facebookus kažką pasižiūrėti, ar jie gyvų žmonių kitų pažįsta, žinai, kur mes esam. Bet čia gal dėl to, kad sakau, aš tiesiog neturėjau tos patirties ir also mėgstu klausytis True Crime podcast'o. Tai nepagerino mano požiūrį gal. Tai iš pradžio atrodavo, kad reikia labai ilgiau pabendrauti, bet iš tikrųjų tai tikrai anksčiau susitikti. Koks yra tas optimalus laikas, kur jau pasiūlai jau susitikti ir kad yra jau At this point, man žinok, jeigu mes pačiatinom keliom žinutėm ir sakai, kad iš tikrųjų tai smagiau būtų gyvai susipažinti ir mes miestą susitarėm, man tinka. Man jau žinok, jo, bet sakau, man čia buvo dalykas, kurį aš turėjau, perlipti gal pradžioj, bet gal ir tada žmonės tokius užtaikiau, su kuriais mes, daugiau pabendravę buvom. Ir jo, sakyčiau, perlipi, nes, supranti, man atrodo, aš supratau, kad man pačiai visiškai waste of time yra ten chatint tokiais useless dalykais, kur tu gal pamatytum žmogų ir išgirsti, kad tavo ten balsas visiškai ne į temą. Ir po to gaila, kad investavai tas 2 savaitės chatinimą. Ne, tai 2 savaitės jau tikrai per daug. Ne, bet 2 savaitės labai daug. Man toks turbūt vidurkis būdavo, nežinau, 2 dienos gal. Kur tu tikrai pajauti, yra flow. Jo.
bendravime. Vieną dieną pasirašai, kitą dieną davai varom jau susitikti. Jo, ir aišku, gal ten susiderinsi dar, žinai, dar po 2 dienų, tai tu tam tarpe dar kažkiek irgi pabendrausi. Bet, o būna, kad parašo pirmoji žinutė, einam susitikti iš karto. Nu, Būna, kad rašo gal kavos? Nu, bet gal kavos ir nieko būtų, nes man atrodo kažką būna toksai tipo pas mane. Jeigu jau į svečius kviečiu, tai aš tokia, mes ne apie tą patį galvojam, nes aš... Tiesiai į svečius, tai tikrai aš neįsiu ir aš, ta prasme, aš tikiu, kad yra ir galima surasti Tinderį, bet aš nesu one night stand žmogus, tai manęs labai nedomina šitas žinutės. Klausimas, nes aš vakar klausinėjau savo draugus, ką man paklausti. Tai klausė, bet ko expectationai pirmam deitui? Mano draugas, mūsų draugas, klausė, ar dedatės antras kojines, pavyzdžiui. Jisai yra toks žmogus, kuris dedasi visada visur antras kojines. Aš nesu matęs dar tokio žmogaus, bet jis, jeigu ateina į svečius, jis visada persimūna kojines, kad nesmirdėtų. Tai ar yra toks, kad, nežinau, kad kažkaip pasiruošėt, ar susitvarkot namus, ar šiaip yra kažkokie expectationai pirmam deitui, ar pirmas deitas yra tiesiog, kad nuvarai... Expectationas, tipo, iš merginos, kad kas bus, ar... Jo. Kur tu tikėsi, kad vakaras užsibaigs? Ar kur vakaras užsibaigs? Nesitiki. Nesitiki, kad baigsis? Ar nesitiki, kad baigsis? Whatever, viskas. Ne, nesitiki, nes tipo, jeigu tu, čia tas pats su social experience, va kaip ir sakėt, kad kiti jaučias atėjo jau į tą pilną medžioklę labai ir kad parasakai, ne, sorry, vis tiek jis tada supyksta. Tai čia jau tada ir nesikelia expectationo visiškai, jo, tai eini su intencija pabendraut, bet nesusikuri jokių planų, galvoji, kad viskas čia jau gausi one night standą, dar nematė žmogaus, žinai, kur, ne, nu čia nelogiškai yra taip galvot, tai štai nieko nesusikuri ir pagal flow eini. Aš va tą pat norėjau sakyti, labai nuo flow priklauso ir aišku visokių tų scenarijų yra buvę ir vienaip ir kitaip, tai pasiruošti tu gali, nu, aš tai apskritai bandau visą laiką tvarkingai gyventi, bet jau tą kažkokį minimalų basic kad nereikėtų palikti. Nereikėtų laukti laiptiniai, kol vaikinas tvarkosi. Wow, ja. Ne, čia tada pasakysiu pridurti, čia vaikino milžiniška problema. Jeigu jūs planavo tavo kviestis namo, jis turėjo prieš tai faktas susitvarkyti. Čia taip juokinga, aš negaliu. Bet for the plot, man dabar, kad aš galiu stand-up padaryti iš tokio dalyko, viskas gerai. Open mic reikia. Open mic, tikrai niekada gyvenimą. Niekada. Okay, tai galima pasiruošti dėl viso pito. Nu visai gali būti ir sakau. Tai tas pasiruoši ne tai, kad specifiškai ruošies, kaip ir Lukas sako, tas pats namų sustvarkymas, tu on daily basis tvarkaisi, tipo. Ir jeigu tu netyčia nesustvarkęs esi, bet labai gerai svaibina, tai jaučiu ir mergom nėra tragedija, kad ten bus sausainių pakelis numestas indai neplauti, nes bazarinas smagu, tai jau nebesvarbu to buto išvaizda tiek. Nepraplautas, neprasurtas grindis, nu ten tu grįši antrą nakties, ten tas grindis mažiausiai tau rūpėži. Ne taip, kaip aš kaip buvo. Jis taip įdėjai tūlikai ir aš girdžiu. Išeina iš tūliko, kvapas, to Febreze, belė koks. Wow, Febreze. Jo, tai vėlgi palinkėkime žiūrovams, kad tiesiog tvarkykite. Tvarkingai gyvenkite. Pastovus tvarkymasis ir nulis expectation. Jo, mama paklausė, ar vyrui reikia tik sekso? Mamos klausimas, linkėjimai. Nes pas ją yra šitas iš anksčiau, kur jinai sako, man visi sakydavo ir visos moteris, va taip jos amžiaus kažkaip šnekėdavo, kad reikia kuo ilgiau neatsigulti lovą su juo, nes jeigu atsiguli, tai viskas, tu jau nusibosti tam vyrui ir jis tave palieka. Tai va iš tos, tai aš manau, kad čia tiesiog seniau taip žmonės gal galvoja, nes aš ne... Bet aš manau, kad gal jo, yra ir tas senesnis, nes seniau kažkoks labiau ta moteris, žinai, vertė riždavosi su tuo ir kažkaip atrodė, kad čia yra tame smagumas ir aš manau, kad gal tiesiog, nu vis tiek mūsų mamų amžius jau yra vyresnis, žinai, 50+, ir kai jos bando bendrauti su vyrais, tai gal ir yra tas likę, kad tik tai to ieško, nes, žinai, normalus dažniausiai jau būna nugulę šeimose, ar kažką, žinai, 50+. Tai net ir su šeimos Tinderyje. Ne, ten, nu tai va, tai tipo, kad jų pasirinkimai yra žmonės, kurie arba yra žiauriai dišovi, kažkokie ten jau pamesti, nežinia, ko ieškantis, va, ieškantis gal tik tai santykių, arba vedė ir ieškantis santykių, kas yra iš viską kategorija, ta prasme,
Net ir aš buvau atsidaręs Tinderį, mes tiesiog su draugė viena kitai siuntinėjomės blogiausius pavyzdžius. Ir grinai, ta prasme, turiu žmoną, bet ieškau, žinai, papildymo. Nu tai ką, nu taip, aš bandau... Nu, wow! Ne, tu... Ieškot kažko gero. Nors ne po 3 deitų sužinai, kad žmona turi. Taip, šitas yra fainai, žinai, upfront, bet aš bandau įsivaizduoti merginą, kuris vaipina. Mergina, kuri žinodama, kad čia yra vedęs vyras, eina. Nu, aš irgi nesuprantu, tipo, aš abiejų pusę kažkaip neišnešu man galva, bet čia mano naivus smegenys tikriausiai, nežinau. Bet jei taip atsakyt, nu tai faktas, kad ne. Ne tik, prasme. Aišku, irgi galbūt labai gali priklausyti ir nuo kažkokio laikotarpio. Pavyzdžiui, nu, vienaip ar kitaip, nu tikrai būna, pavyzdžiui, po kokių skrybų, nu, tų ieškojimas ir baundas ar kažkas panašaus. Nu tai gal tu tada ir, žinai, ir vakarėlius vaikštai, ir Tinderis vaipini su ta mintim vien apie tai. Bet, nu, jeigu tu galvoji apie kažkokius santykius, nu tai net ieškai tų romantinių santykių, ieškai kažkokio, žinai, kad sutaptų požiūrį į gyvenimą, ar ten kaip tik nesutapę, galbūt papildytum viens kitą, galėtum mokytis, nu, tie visi, žinai, romantiniai dalykai, bet ar kitaip, tai tada vis tiek yra fainas priedas. Jo, čia, kaip sakai, jaučiu papildant, seksas santykiuose tik tas priedas, gerasis prieskonis gaunas. Tai svarbu. Tai svarbu, tai būtina, bet, nu... Bet ne pagrindinis dalykas. Šiaip keista iš tokio, nes atrodo, žinai, ten, nu, sovietmečio laikų, va, ten mūsų tėvai, senelių karta, nu, atrodo, viskas, tas seksas, atrodo, kaip tik stigmatizuotas buvo, nu, kad ten bet čia gal moteriam, kad moteris tik ne, o vyrai, tai... Vyrai. Nu, bet also, mano visai kartoj, tipo, močiutė yra pastojus, man atrodo, prieš santuoką, bet tada iškart susiženint, nu, tipo, vis tiek gausi, kad iškart susiženint, kad... Nu, permėgi, eini, metrikaciją. Metrikaciją mėgo tada geriau. Tiesiai, arčiau, kad... Šiaip nežinau, esat čia dabar labai netima gal gausi, bet yra lietuviška pornucha, kur Santuokų rūmuose filmuota. Žinau, mačiau. Ir aš šią vasarą buvau Santuokų rūmuose, tipo vestuvės. O čia Vilnius? Jo, Vilnius. Wow. O tai ten... O ten asmeniniam drive. O ten buvo, kaip išsinuomotas patalpas? Nežinau, bet ten senai, senas, filmuota, bet, visiškai. Su savivaldybės žinia, tai buvo daryta. Manau, tikrai nebūtų leidę. Aš šiaip Zuokas dar, jeigu daug minčių pornografijos tema, bet nepradėkim. Gerai, kažkaip šnekėjom, kad vis tiek ieškai santykių ir visą kitą ir gal papildot gyvenimus. Ar turit vietos gyvenime santykiam? Nes aš galvojau, kad gaunasi, kad, kaip ir šnekėjau, kad mokyklos laikais gaunasi, kad tu ten, aišku, kad tu turi vietos, ką nieko neveiki, žinai. O dabar vis tiek tu turi savo kažkokį draugų būrį ir tu vis tiek, kai esi vienišas kurį laiką, tu užpildai savo tą laiką, nežinau. Jo, filmavimas. Ir aš jaučiu, kad tu tikrai stipriai užsipildo ir, tarkim, nežinau, jeigu ir chatinu su žmogum, kuris fainas ir sakys, davai sutinkam ir aš būsiu tokia, atsidarau savo kalendorių, kuris yra spalvotas iki kovo, žinai, nes aš tiesiog, aš planuotoja. Tai ar turit vietos žmogui? Mano šitas požiūris, apskritai, tą visą santykių pradžią ir panašiai, galbūt yra toks romantiškas ir aš manau, kad kai tikrai atsiranda tas žmogus, tau tas kalendorius. Atsiras jo vietos. Tu tiesiog tau pačiam emocijos, ten, nežinau, hormonai ir kažkas pradeda veikti, kad, tau tiesiog, nebesvarbu kiti dalykai. Oi, tai taip, nebuvo nei vieno faino žmogaus, reiškia, šiemet mano. Kalendorius laukščiau. Jo, ir tu tada, man atrodo, tu gali ten planuotis ir ten, žinai, pavyzdžiui, būna, kur irgi ten kokie nors draugai, tai pasako, aš dabar ten fokusuojuosi karjerą ir tada, pradėsiu ieškoti. Ir man atrodo, kad kaip tik, kai tu ieškai sąmoningai, tu nerasi, nes tu overthinkinsi. O kai tik tai kažkur nusuki, pavyzdžiui, tikrai susikoncentruoji į darbus ir, nežinau, išeini į barą, wow, viskas yra, klikas, viskas, tau pasikeičia planai, tu ten gal buvai už pusės metų į Berlyną planais įsikrausis, bet tu jau gal už pusės metų į metrikaciją žinai.
Nu, Wow. Ne, Bet reikia čia filmuoti filmo. Buvo labiau, žinai. Jo, šiaip tai fainas požiūris ir buvo vienas žmogus šiemet, dėl kurio aš darbo dieną tikrai nepasirašyčiau, man atrodo, susitikti, nes, žinai, kažkaip, atrodo paprašiau žymiai savaitgalį. Bet yra žmogus, kuriuos sutikau pirmadienį po darbų, tai vienintelis tikriausiai. Ai, tai jūs, jeigu į kažkokius deitus, tai tik savaitgalį? Nėra, kad ne, aš galėčiau tu pavyzdžiui, bet, toks, žinai, pavyzdžiui, pirmadienio vakaras atrodo toks, nežinau, žinai, toksai... Jo. Bet va, sakau, buvo žmogus, kurio jau pirmadienio vakarą ir vienintelis žmogus, kurio daugiau kartų sutikau negu vieną, tai... Galima žvaigždėjim kabinti. Jai. Nice. Ar tu gyvenime turi irgi vietos žmogui? Dabar tai pažiūrėjus, tai ne, nes aš namie nebūnu net, bet su Luku labai sutikčiau, jeigu atsiranda tas vaikas, pristaikys jo tiesiog nesvarbu, man yra panaši situacija, kad savaitės dienom toks ieškai arba ten savaitgalis arba kitą dieną laisvadienis, kad būtų tas dienas taikau, bet jeigu labai jau kas, tai ten ir mokslai bus patraukti, ir darbas, bent jau tam susitikimui. Jei pajunti, kad reikia rizikuoti, tai rizikuosi ir tada kenselinti kitus dalykus. Bet also aš jūsų abiejų girdžiu, kad reikia iš namų išėti. Tai... Jo, čia problema numeris 1, kodėl aš jau į social experiment, kad reikia išėti iš namų, nes namuose sėdint ant sofkės, nieko nerasit. Rasit puikių dalykų. Kaip knygos kitus pasaulius. Na, čia irgi gerai ir šitą reikia. Šitą dalyką irgi reikia nepamiršti, kai jau, pavyzdžiui, prasideda santykiai. Tu irgi turėt laiko, nežinau, knygai paskaityti, nes irgi yra labai, man atrodo, blogai ir toks, kai tu įsineri vien ir ten nepaleidi. Nes tu privalai pasirinkti savo asmeninę laiką, nesvarbu, net ir kai kartu pradedi gyventi, būna N istorijų, kad pora draugauja, pradeda apsigyvena kartu ir tada jau chaosus vis. Tai privalai ir net deitinimo pradžiai, ne kiekvieną deitą jaučiu pasirašyti, nes tu turi pasėdėti su savimi. O turiu klausimą, kaip manot, ar yra tiesa, kad priešingi žmonės geriausiai, žinai, kai visiškai skirtingi žmonės turi, ar turi būti vienodi labai, ar nėra skirtumo? Nėra skirtumo. Aš manau, kad kažkokias rytis turi sutapti ir kažkokias yra faina, kai nesutampa. Nes tu gali... Kažką naujo viens iš kito. Jo, pavyzdžiui, kažkoks nors ten kita pusė yra ten labai, ten koks nors, sportų užsiminėja. Panašiai ir tada tu dar gal labiau ant sofos sėdinti, žinai, žmogus tave išjudins ir tau tos naudos. Bet gal kitas žmogus ten yra, nelinkęs ten į miestą vaikščioti. Ir tu tada irgi išstumi parodai tą, žinai, kad, tipo... Kad smagu. Faina, iš vakarėlį nueiti ir po vakarėlį parodyti ten kažkokius šokus fainus. Tai tikrai, jeigu visiškai skirtingi žmonės visuose kampuose, tai tada... Tie galimai net nesusitiks. Jo, pradėkim nuo to, kad kažkokia turi būti sąlyčio taškai, bet faina, kad yra kažkur ir išsiskirimas. Juolab, sakau, vėl grįžtu prie to, kad kai prasideda santykiai, reikia vis tiek išlaikyti ir kažkokį turėti savo hobius, kad nebūtinai turėti bendrus hobius. Ir čia netgi, gerai, nes tu pabėgsi, tu su kitais žmonėms susitiksi, tai tos hobius leisti. Jo, kad nepraras savęs santykių. Būtent. Nes jeigu tu įsilipsi su tuo žmogum vien su kitu ir liksit visada dviese, būsit ten viską kartu ir kai neduok dievę nutiks taip, kad išsiskirsit arba neteksit to žmogaus savo gyvenime, tai kas tada? Tada tu lieki, žinai, tuščias. Man sako labai mūsų mamų kartą primena, kad, tai kaip įsiliejo į tų tėčių draugų kompaniją, ten visa kita, jos su vaikais, jie vis dar draugelius turi ir pas mus kažkaip, kai buvo išsiskirimai, visi tai taip ir atrodė, kad mamos iš naujo turi draugės susirast, turi hobius atrast, turi save atrast, čvelti tiesiog. Mes grinai, pas mus mamų kartu taip ir gavus, kad, žinai, ten dar pirmas meilės ar kažkas ir matus, kad, pavyzdžiui, mano mama žiauriai jaudinas, tada, kai aš įskiriu savo partnerius, jinai buvo tokia, tai dabar ir jai tas pats bus, tipo, žinai, vienintelė gyvenimo meilė ir čia numirs dabar, žinai, bet pas mus kartu gal kitokie žmonės skirtingi. Gal išmokstam paleismas.
Tai aš norėčiau, matyt, mes pabiškai taip į pabaigą galvoju, aš norėčiau paklausti, kokius jūs patarimus turit žmonėm, kurie, vat, žinai, in their 20s ir ieško kažko, tai vat, ar stipriau ieškoti, ar visiškai paleist paieškas ir tada geriau prisitraukia, ar vat, išbandyti. Nu, labai viskas priklauso nuo tikslų, jeigu esi desperate ir kažko tau ten reikia, tai visų pirma, gal nereiktų to desperatiškumo taip labai ir parodyti, nu, nes tai gali atstumti kitą žmogų, tai, nežinau, yra gal ir man tai buvo, nu, kur ten jau biškai per daug to dėmesio rodo ir yra iš karto atstumimas, tai reikia to balansą, bet jo, nu, svarbiausia, kaip mes čia išnekam, išeiti iš namų. Jeigu neišeiti iš namų, tai gerai, parsisiųs tapsą, žinai, bet, nu, vis tiek reiks tada eiti susitikti, tai išeiti iš namų, nežinau, va, toj pavasaris, geras oras, galima ir nebūtinai ten eiti į barą, kavinę, galima ir šiaip pasivaikščioti, tam pirmam pavadinkim deitui, arba tiesiog irgi eiti į miestą, į kavinę, gal net ir nereikia tapsą, tu ten kaviniai sėdėdamas, pamatysi kažkas skaito knygą, kurią tu ten irgi skaitai. Ir užkalbinti. Nu, aišku, tikrai yra sunku užkalbinti random, nes tai ten gali tikrai kažkokiu krypų. Taip smagiausia yra. Taip smagiausia ir gal nebijoti ir nudegti. Va. Šitas. Bandyti eiti su tikslu, kad tau pasakys ne. Ir tada, nu tai kas blogai, tau jau pasakys ne. Tu susitaikai, kad tau pasakys jo. Ir kas tada? Nu tai pažvengsi iš savęs. Ar turėsi kažkokią juokingą istoriją papasako draugam. Aš vat, kai kalbėjom apie šitą, ruošiam šitam epizodui, aš galvojau, kad man asmeniškai daugiausiai smagių deitų, kiek aš esu buvus, yra va taip, kur natūraliai gavosi. Aš su kažkuo supažinau, ar ten belaipadama, ar ten Uno parke, ar lėktuve, ar autobuse, ar ten dar kažkur kokiam nors, nežinau, bare. Tai va tokie ir smagiausi būna pasimatymai, nes tu jau, nežinau, tas pažįstamas tau tas žmogus yra, tau nevaisu nueiti ir toks, ar jis tikrai atrodys kaip toj nuotraukoj, čia, nežinau, kur čia yra toj vietoj ar netoj, labai daug nuima tokio nerimo, bent jau man asmeniškai. Ir, nu, reikia irgi suvokti, kad, nu, galbūt šiaip kažkokioj ten lėktuvė ir panašiai, tai tas negalioja, bet kokiam bare ar ypatingai kokiuose šokiuose, tai į šokius vienaip ar kitaip, nežinau, kažkiek tikrai didelis procentas žmonių eina vieniši. Ir jie yra vieniši. Ir jau atėjus, ten, nežinau, kokį ten gelerį kažkur pašokt, tu jau sutiksi žmogų, nu jisai galimai bus vienišas, galimai ne, nu čia nežinosi, bet tu jau susitinki toj terpiai ir jau jūs tai jungia, tu romantiškai esi daug filtrų praėjęs. Man jau, pavyzdžiui, atsako klausimus, kad jau tikrai žmogus klausys ten tokios ir tokios muzikos, nu, kartais išeis out. Jo, išeis out ir tu matai, kad fainai šoka, žinai, ten nueini irgi ten, nežinau, kokteilį nusipirkti ar kažką ten pašnekėti. Tai tas irgi išėjimas ir sutikimas žmogaus, nu, tau iš tikrųjų irgi labai daug filtrų ir tau, nu, nebereikia ten Tinderį 2 dienų praleisti, žinai, kad tu žinotum tą žmogų. Tai tas daug greičiau. Visiškai, nu, pagreitina šitą procesą. Reikia visiems varyti iš Tinderių ir varyti į tikrą gyvenimą. Gyvą Tinderį. Su tas pats social experiment. Labai geras. Tai čia aš norėjau pridurti, kad jeigu ten, čia nedesperatės ir kažkas nesigauna, tu deitų nesišaudai, nemalonu prieiti prie žmogaus gyvai miestą, kavinę, bare ar klube, tai social experiment ideali terpė gaunas. Tu nueini, nesvarbu baisu, nebaisu, bet ten toks tikslas pabendrauti. Aišku, nulis expectationų. Nes jeigu ateis, nežinau, ar mergina, ar vyras su expectationais, kad čia vyras susiras, tai tada labai didelis nusivylimas. Jo, nes turbūt ir mūsų, pavyzdžiui, mes nei vienas ten kažkokių rimtų santykių tam ir neužtumės po šito. Bet, kaip mes šnekam, gerą laiką labai turėjom. Ir sėdim dabar čia. Tai aplamai, į tą patį deitą, manau, žiūrint, net ir iš Tinderio pusės susirašęs, tu ne visada turi kaip į tą 100% deitą žiūrėti, o pirmiau nusistatyti gal, kad einam gerai laiko praleisti, o kai bus taip. Mes šitą su Goda šnekėjome šią vasarą. Žodžiu, aš vasarą buvau deite po ilgo laiko ir man buvo panikos priepuolis prieš tai, kur aš buvau tokia, tai aš čia ne faina, tai čia nesąmonė, tai čia jis ir tą baigęs, ir tą dirba, ir tą daro, aš nieko, aš čia tokia ir anokia, kažką, tada skambinu Godai, sakau, padėk man. Bet nuėjau, labai savim didžiuojas, nuėjau, ten viskas gerai, fainai, bet, nu, tiesiog.
išsekau, kodėl aš pradėjau šitą pasakoti? Kad ne expectation. Tai va, tada važinėkėjom su Goda, kad, tiesiog nueiti tą pirmą dėtą, tiesiog pabendrauti, tau nereikia jau įsivaizduoti to žmogaus savo gyvenime ir tau bandyti įsivaizduoti save jo gyvenime, kad, nes aš labai ateitį galvoju, tai aš jau netiksiu, tai aš jau tokia, čia taip, čia naip. Tai jo, tiesiog gerą laiką nueiti. Jo, čia gal pasakyčiau kitaip, aš kartais tengiuosi tą daryti, nebūtinai, kad į deitą eit, bet arba senesniem draugam parašai, arba tiesiog susirandi tas social experiments, naini pakeisti esamus draugus. Ne tai, kad cancelini savo draugus, bet išeini biški iš buities draugų. Išeini toks, pabūni su kitais žmonėm, gal pasikrauni kitų žmonių energijos, arba pamatai, kad vis dėlto mano draugai puikesni. Bet tipo, tu privalai biški pakeisti savo aplinką, taip pat kaip iš namų šiai, taip pat draugus pakeisti. Nesakau, kad cancelint, bet pakeisti draugų buitį. Nes aš, nežinau, turbūt irgi pastebėt, ar ne, kad turbūt, bent jau aš tą pastebėjau, kad su amžium vis sunkiau yra surasti naujų draugų. Fact. Ties 25 dažniausiai didžiausias tipo tavo draugų būrys būna. Koks statistiškai tipo ir po tada... to. Bet gyvenime. Klausyk, negazdi. Ne, bet... Nes man dabar tai daug viskas gerai, tu esi čia. Tu išsigrynini, tau turbūt, pradeda išsigryninti ten kažkokie ten atsiranda tie tikri, geri, pažįstami, žinai, tas kategorijas skirtingas. Ir pats gal kaip žmogus išsigrynini. Jo, nes tau irgi, žinai, tuo pačiu gal tu ir mažiau laiko turi tiem draugam, žinai, ten darbas. Pas kažką jau vaikai. Antra pusė ta pati, jeigu atsiranda tu kažkur mažiau su kažkuo. Taip. Ir jo, bet vis tiek, man atrodo, visada yra faina, išeiti ir susirasti ten, nebūtinai naujų draugų, bet kažkokių naujų pažįstamų, kaip, nežinau, ten Ignas sutikau ir aš dabar žinau, kad šokę sutikęs, labai bus fainas susitikti, nes gal ten ir nebus. Ir tas gaunas, pasiekmė, tą padėjau sakai, jeigu klube šokę susitinki, toks faina, sveikas. Jo, pažįstamas draugelis, kur ne tai, kad awkward situacija, nežinai, tau papušina dar tą visą vakarėlį. Jo, ir galite susipažinti visaip, mes, man atrodo, irgi esam šnekėję kažkuriam epizode, gal ir Miklė klausė, kaip jai išsikrašus, suras draugų ir panašiai, tai taip, čia iš social experimento arba iš šokio ir kažką, aš knygų klubą Discordą turiu ir irgi puikus atradimas ir nuostabios merginos. Tai čia... Bet merginos tai. Mes taip. Tai labai gerai. Galit jau sukurti. Bet čia apie draugų tą tokį praplėtimą ratą apskritai, bet tai jo, manau, kad sveika tikrai ir biškai, žinai, būna bendrauju su tais pačiais žmonėm, jie patvirtina viską, ką tu nori, kad, tipo, žinai, tiesiog, ir tada išeini ir staiga biškai jo, tavo visus nusistatymus biškai pakvestionuoja, tai čia, žinai, gerai. Kiek aš esu bėgus, kokiu nors, ar turit šudinų, baisių istorijų, nes aš esu bėgus. Ten man davė kažkokį gėrimą, aš nematant jam išpyliau, esu bėgus, esu slėpusis tualete, esu... Bet, ta prasme, bėgai, čia buvo kažkoks iš deito bėgai? Jis prisiplakė prie manęs, nebuvo, kad labai deitas. Bet tu sutikai tą patį vakarą jį? Jo, sutikau ir tada niekaip negalėjau atsitraukti, sako, tik gėrimą išgersi, tik tada galėsi ir aš tada tą gėrimą nematant jam visą išpyliau ir paskui, kai jis nematė, aš pabėgau, nes žodžiu... Jau kai liepia gėrimą gert. Jo. Bet reflegas galimai. Bet žinai, kai tu esi viena pana, aš iš viso užsienį buvau, viena pana užsienį ir aš tokia, žinai, kaip man pabėgti, kad nematytų, kaip, nes jisai mane leidžiasi, tai žiūri, ar aš geriu ir tada aš tokia pridedu prie lūpų, bet nieko net nepaliečiu ir jis nusisuka, aš tokia išfilu. Bet čia baisu, nes, žinai, tavo instinktas yra atsisakyti, bet kai tu atsisakysi irgi gali, tarkim, tavo gali reakcija iškviesti blogą, tai čia, jo. Aš galvoju, kad man visai pasisekė, nes ir užsienį. Aš šiemet sugebėjau su Čiviliu nusiuntus šiaip draugiai jo numerius mašinos dėl viso pikto. Bet jisai sako, davai važiuojam saulėlydžių žiūrėt, mano senelis mišką ten kažkur turi. Aš tokia. Prieš visus instinktus varom, žinai. Ir aš matau, kaip ryšys, žinai, biškai danginėje ten į kalnus kylant. Ir aš tokia, nes, Ispanijoje buvau pas draugą ir taip... Bet žiauriai gražus saulėlis buvo nuostabus vakaras. Tai tu važiavai? Jo. Tai va tas ir yra, kad visai dažnai aš irgi pasirašau tokiam dalykam ir paskui galvoju,
Čia mane taip lengvai pagrobt galėjo. Bet matai, tarkim, aš įmuosi kažkokią, nežinau, aš man atrodo, gal profilį jo buvau pašėrinus ir jo, tarkim, mašinos numeris nusinus. Vis tiek jau, jeigu aš mirsiu, tai bent jau atseks. Ar jau irgi būna tai baisu? Bet čia, norėjau sakyti, čia skirtumas tarp vyrų ir moterų yra, nes iš kitų draugų irgi istorijų, kuri po to net kraupų iš vyrų tipo perspektyvos, kaip taip galima elgtis, nes, Mum atrodo, nesgi dabar šitų dar baisiau net klausyti, negu jum, nes jūs taip važiuoja. Jo, ir tipo, kur labai keista, kaip taip galima elgtis, bet čia yra labai aplamai nugyvenimas vyrų moterų, kur vyram išeiti miestą dzin. Nulis pavojaus atrodo. Nebent už morozų užkliusi, pasigausi vieną. Kas blogiausia, pasileisi vieną. Mergom, tai ten yra džiunglės kažkokias, kur viskas puola. Taip. Kai pasiklausai, tai kaip jūs gyvenat? Nuo 16 metų atidirbi, jeigu už tą, žinai, šokį rate, ir per arti tiesiog taip bišknėti alkūnę, plaukus. Plaukus. Jeigu gaunat iš plaukų į veidą, tai dažniausiai nenori, kad pasitrauktų. O turit ten kažkokių apsaugos dalykų, ten durinės? Aš anksčiau turėdavau, man tėtis buvo gal kai 16 metų, kai variau pirmą festivalį. Man tėtis nupirko šalin dujų, nes kitaip neišleido. Aš sakė, ar nešiausiu su jum? Tikrai nesinešiau, nes kur aš nešiausiu, ten buvo didelis. Paskui nupirko mažiuką. Tai aš daug saugiau su juo jau. Bet reikia atidirbti, kad tu refleksą turėtum. Jeigu einu per perės, kadangi su autobusais važinėjau, per perės pažeminės, tai daug saugiau jaučiuosi. Raktus kartus nebent. Bet raktus įsidėti ne čia, o reikia čia, nes taip stipriau, nes jeigu čia, tai jie tai pasisuka ir gali išlaužti pirštus. Aš jau viskam galvoju. Bet yra, taip yra, pavyzdžiui, aš esu irgi žiūrėjus tokio ir aš žinau, kad jeigu, pavyzdžiui, aš peiliu ginčiaus, tai geriau būtų peilį laikyti ne taip, žinai, kur taip, nes tada į tave atgal ašmenį atkreips, o atvirkščiai, kad jeigu jisai spausi tave, jisai turės remtis į ašmenį. Bet išvizuotate, kiek dalykų Pavlas galvoja, o kurį net negalvoja. Bet tai geriau galvot ir niekad gyvenime to nepanaudot, negu mirt. Taip, bet yra, nes tikrai ir bėgusios esam, jaunystės. Mūsų Halloween epizodą gali pasižiūrėti. Apie kasdieninę savo istorijas ir priekabiavimą ir graivimus autobusuose ir visą kitą. Nesenai autobuse buvau sutikęs kryperį. Ne, bet nežinai. Ne, tai tiesiog iš šono labai keistai matos, nes čiovelis autobusą važiuojam, mergina atsisėdus, jisai prie jos atsistojęs, žiūri ją, kažką šneka ir nusisuks tiesiog. Jis dar 5 minutės stovi, prarado viltį prie kitos nuėjo. Tai toks, kur vėl labai keista, kodėl bičias taip daro. Užkalbink, bet pasakė, intencijos neparodė, kad nori kažko bendrauti. Bet yra žmonės, kuriem kaifas iš to yra. Mano prašymas yra bachūro, jeigu pamatot, tai sustabdyti bičelį. Nes panos labai bijo kažką padaryti, nes vis tiek vyriška lytis yra stipresnė lytis ir tu nežinai, kaip sureaguos. Kad jeigu matai, kad bačiukas kažką panai, geriau prieik prie panos pasiklausk, ar viskas gerai, nes tikrai, aš tai aprišeitinčiau ir manau, kiekviena pana būtų tokia, ačiū Dievui, kažkas įgelbėjo, kažkas pamatė. Nes dažnai tau kažkas vyksta viešoje vietoje ir niekas nekreipia dėmesio. Ir čia yra žiauriausia, kad tu toks vienas jautiesi, kad tu nieks nemato, kad čia prie manęs lenda, kad, pavyzdžiui, mane grabinėja. Taip, kad ir kaip būtų liūdna, aš neatsimenu, kurio miesto metro yra išprievartauta moteris pilnam kebe, ir žmonės buvo tokie, like is like. Tai čia, čia prie liūdna. Labai kažkaip mes. Nadeitin moteriai pinimą. Čia jos supažindinom su moteriškom patirtėm. O šiaip tai ką žinau, manau, kad daugumą dalykų aptariam, jeigu ko neaptariam, galėsit gal sugrįžti kažkada, jeigu bus noro. Komentuokit, prašau, žiūrovai klausimus ir galėsim pasikviesti vaikinukus vėl. Pasakykit, ar patiko papildomas vyno mergaičių vyno berniukais. Ir taip pat jūs te priminėt, žiūrit, vis dar vyksta akcija Radarom ir siūlom paaukoti Ukrainai. Ir taip pat visi žmonės, kurie dabartiniu laikotarpiu, nauji followeriai pas mus bus, iki kol pasieksim 500, nes finansiškai irgi. Bet po euriuką už kiekvieną naują followerį ir mes pervesim Radarom. Tai. Gerai, tai manau viską aptariam. Ačiū vyno berniukam, kad prisijungė prie mūsų ir
Priparkuoja. Nebėra ką parkuoti. Vyno berniukai išgeria viską per podcastą. Arba per ilgas podcastas, arba per mažai vyno.